Sveiki, aš esu Ahmetas Dienosas ir esu veiklos centras savanoris. Dirbu šioje srityje, paprastai gyvenu Stambule, Turkijoje, esu turkas ir šiuo metu kuriu įvairias veiklas ir jas filmuoju. Ačiū, kad manęs klausotės. Per šitos 23 metus Dienos veiklos centras praturtėjo savo padaliniais. Dabar jų yra ne vienas. Čia Verslo gatvėje 6 veikia Dienos veiklos centro padalinys Dienos socialinė globa suaugusiems asmenims nuo 18. Paslaugų gavėjų yra apie 40. Yra teikiamos paslaugos nuo 8 ryto iki pusės 5 vakaro. Labai džiaugiamės, kad mūsų jaunuoliai nori lankosi Dienos socialinėje globoje. Labai džiaugiamės kiekvienu mūsų įstaigoje esančių darbuotojų, kurie tikrai visą savo energiją, visus savo sugebėjimus, visą savo talentą atiduoda tam, kad šitų žmonių gyvenimas būtų geresnis, kad pagerėtų jų gyvenimo kokybė. Per darbą sode darže mokinamės tvarkos, mokomės šluoti, ravėti, grėbti lapus, sodinam. Sveiki, mano vardas Ingrida. Dienos veiklos centre dirbu jau 8 metus, iš kurių 6 metus dirbu individualios priežiūros darbuotoja. Šiaip jau šis darbas man patinka. Dirbdama šį darbą aš sėdu prie centrą lankančių jaunuolių gerovės, nes mes čia mokomės gaminti, darbo nuoseklumo mokomės, nes ryte jau 9:30 susirenkam, ruošiamės pusryčius, darom, tai yra mūsų maisto ruoša. Gaminame su jais kartu, o paskui ir skanaujame. Ką šnekėkit? Ką mes veiksim? Gabrielė, ką mes dabar? Dabar mes iš ryto Budime. Jo, šiandien pagal grafiką mūsų yra budėjimo diena. Šiandien budi kas? Gabrielė. Ir Ramutė. jo. Ir mes draugams padarysim ant stalų pusryčius, padėsim. Tai va dabar Gabrielė važiuoja dėt arbatą ant stalo, o Ramutė mūsų paruoš lėkštes, nes iškraus indaplovę. Ir arbatų puodelį. Va, dabar čia sėdi. Sėdi ūkilė. Atneš mažą puodelį ūkilį. Gerai, mažą puodelį. Atneš. Gabrielė, skanu? Tomai, o tau? Jo. Man irgi skanu, Ingrida. Ir tau skanu? Kam dar skanu? Skanu. Man skanu. Ačiū. Man tai nelabai. Čia yra socialinės dirbtuvės mūsų centro. Jose dirba 11 mūsų paslaugų gavėjų. Jie yra patenkinti savo veiklomis, dirba labai šauniai, dirba labai daug, su gerom emocijom. Mes neturime jokių problemų su jais. Juos įgalinam jų stipriasias pusės, ką jie labiausiai sugeba dirbti ir jie čia šauniai darbuojasi. Labadiena, mano vardas yra Andrius, aš esu Dienos veiklos centro kineziterapeutas. Dirbu čia apie 10 metų su įvairia fizinė ir protinę negalią turinčiais paslaugų gavėjais. Atsakingas čia už fizinės sveikatos lavinimą bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą. Mano dieną galima skirti į 2 dalis. Nuo ryto iki pietų aš lieku gydomasis mankštas bei masažus, o antroje dalyje po pietų aš surinku grupės ir mes liekame aktyvius žaidimus, relaksacinius užsiėmimus arba einame į žygį. Sveiki, esu Rasa, dirbu Dienos veiklos centre individualios priežiūros darbuotoja. Su šia įstaiga draugauju 12 metų.
Pagrindinis mano darbas čia yra prižiūrėti, rūpintis, užtikrinti saugią aplinką dienos veiklos centrą lankantiems paslaugų gavėjams. Taip pat bendradarbiauti su šioje įstaigoje dirbančiais kolegomis. Labadiena, mano vardas Rita. Aš dirbu socialinį darbą. Jau daug metų nuo pat pradžios, kada čia įsikūrė dienos veiklos centras. Dirbau pradžioje ir siuvimos, dirbau dar keliuose etapuose, dabar dirbu čia su kompiuteriais, kompiuterinėje klasėje arba kompiuterinio užimtumo kabinete. Esu atsakinga už žmones, už mūsų klientus, kurie ateina ir išmokti čia kažko, ir praleisti laiką, ir muzikos pasiklausyti. Pas mus diena skaidosi keletą etapų. Iš ryto ateina socialinių paslaugų gavėjai, kurie gali atlikti užduotis. Po pietų ateina praleisti laiką, pasiklausyti muzikos, kai kurie ateina netgi mokesčius su tomu. Peizažą jūros. Dabar kokie klausimai tau kyla, Tonelė, pasakyk man. Sveiki, esu Asta Naureckaitė, vedu siuvimo užimtumą, man gelbėja Jolanta. Aš esu individualios priežiūros darbuotoja. Dirbu jau 15 metų, aš kažkur apie 18 jau panašiai. Ir vedam užimtumą siuvimo. Čia su mumis dirba Gabrielė, kuri mėgsta siuvinėti. Taip. Parodė, kaip tu gražiai moki siuvinėti. Taip. Pagal savo gebėjimus, pagal tai, ką mėgsta. Taip, Gabrielė? Taip. O čia dirba Romutė. Patinka velti, taip, Romutė? Patinka. Sveiki, esu Brigita, socialinė darbuotoja, muzikinio užimtumo specialistė. Čia vykdo muzikinę veiklą. Dienos veiklos centre dirbau beveik 5 metus. Paslaugų gavėjais dalyvaujame įvairiuose renginiuose visoje Lietuvoje. Taip pat grojame įvairias dainas, dainuojame, taip pat esame sukūrę ir šokių, kai per šokį išreiškime savo jausmus. Su sunkesnės negalios paslaugų gavėjais dažnai darome relaksaciją, kurios metu jie gali atsipalaiduoti. Per muziką atsiskleidžia paslaugų gavėjų jausmai, nuotaikos, talentai. Taigi labai džiaugiuosi, kad paslaugų gavėjai noriai lanko muzikinę veiklą. Sveiki, esu socialinė darbuotoja Ieva Bendikienė. Centre dirbu nuo 2007 metų. Čia dirbant mano funkcijos ir pareigybė šiek tiek keitėsi, o šiuo metu esu centre atsakinga už dienos veiklos centre vykstančius renginių viešinimą, veiklų viešinimą mūsų svetainėje ir Facebook paskyroje. Padirbu su mūsų paslaugų gavėjais, su jais mes mokomės, keliaujame, pažįstame savo miestą, pažįstame kitus miestus, vykstame į filmą, į kiną, vykstame prie jūros, vykstame maudytis. Patinka iškelti jiems iššūkį, kuris smagu, kai jį mes įveikiame. Taip pat centre esu atsakinga už sodo, daržo, maisto ruošos, budėjimo veiklų, tokį kaip ir kuravimą, koordinavimą. Sveiki, aš esu Laura. Dienos veiklos centre mano veiklos pradžia prasidėjo 2009 metais. Patirtis, praktika šioje veikloje jau 15 metų. Esu atsakinga už darbuotojų veiklos koordinavimą, kuravimą. Kaip įstaiga turime labai puikią komandą, kurie esame labai pasiryžę įgalinti paslaugų gavėją ir keliaujame link gyvenimo kokybės gerinimo.